Labas vakaras, bažnyčia. Šiandien su jumis norėsiu pasidalinti mintimis, kur kviečia popiežius Pranciškus dalintis ir jisai sako, kad pažvelgtume į tą kelionę, ką reiškia išeiti iš Egipto nelaisvės ir keliauti per dykumą ir pasiekti pažado žemę. Aš išvedžiau tave iš vergijos namų. Žinot, brangieji ir brangiosios, kada diakonas Darius mums davė žinią, kad mums diakonam reikės kiekvieną trečiadienį dalintis ir pasakė, kad bus tam tikros teminės grupės ir kaip aš apsidžiaugiau, kad man iškrito ta diena, tas vakaras su šeimomis, su sužadėtiniais. Tikrai man didelis džiaugsmas, kadangi ir pats darbuojuosi, pats tarnauju sužadėtiniam ir vedu kursus ir galiu suprasti ir pasidžiaugti ir paliūdėti kartu su jais. Ir dar vienas dalykas, aš be galo branginu savo šeimą. Aš kadangi esu vedęs diakonas, aš daugam sakau ir jums galiu pasakyti, kad čia žemėje mes neturim nieko brangesnio kaip savo šeimas. Kaip žmona Asta, dukrytė Austėja, neturim nieko brangiau. Dangui turėsim, bet čia ne. Taigi keliaukime kartu per tą dykumą. Išėjimo knygoje Jėzus kreipiasi į išrinktą tautą. Jisai sako, aš esu viešpas, tavo Dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Viešpas prisistato, kad jis yra tas, kuris tau gali padaryti gero, tave išvesti iš sunkumų. Ne tik tave, bet ir tavo santykius, jeigu gyveni šeimoje. Jisai tas, kuris gali tau padėti. Ir jisai sako, nes aš tai jau padariau, tu pažiūrėk. Aš išvedžiau tave iš Egipto žemės, tu manim pasitikėk. Aš tikrai sugebėsiu tave nuvežti į pažado žemę. Mūsų gyvenime kartais nutinka kitaip. Mes sakom, Dieve, pabūk šalia, mes patys žinom, kaip galim pasiekti pažado žemę. Ir tai kartais vyksta ir šeimoje. Įdomu pažvelgti tai, kada aš ruošiausi šiai katechezei, galvojau, kur žmogaus vieta. Pirmiausia vieta būti laisvam. Dievas žmogų sukūrė laisvą ir sukūrė džiaugsmą. Mokytojo knygoje 9 skyriuje 9 eilutėje, kurią be galo myliu, nes jinai sako taip. Sako, koks vyro uždavinys gyvenime? Sako, džiaugtis gyvenimu. Su kuo? Su mylima žmona. Ir sako, tokia tavo dalia. Ir kai aš skaitau, galvoju, Viešpatie, tu iš manęs tiesiog nori, kad aš būčiau laimingas. Daugiau nieko. Ir kaip reikia turėti drąsos tai priimti iš Dievo. Sakyt, taip, Dieve, ir aš noriu būti laimingas. Tu ir aš norim būti laimingi. O žinot, įmanoma būti laimingu tada, kada turi santykį su dangum ir su kitu. Niekada nebus žmogus laimingas, jei turi santykį tik su dangum, bet neturi su žmogum ir atvirkščiai. Jeigu turi tik su žmogum, bet su dangum neturi, nebus laimingas. Ir jūs dabar galėtumėt, man brangus katalikai, iš karto sakyti, ne, diakonė, su dangum turi laimę ir būsi laimingas. Atsakymas pradžios knygoje, 2 skyriuje. Dievas pažvelgė į rojų, Edeną ir ką pamatė? Nelaimingą vyrą. Sako, padarykim jam pagalbininką. Mes galim būti laimingi, kada turim šalia kitą. Taip jau yra Dievo sudėliota. Taigi mes esam pašaukti laisviai ir laimiai. Kur pirmą šeimą apgyvendina? Ar dykumoj? Ne. Dievo noras, kad tu, broli ir sesė, tu sužadėtinį, nes sužadėtinį kartu negali gyventi, ne, teisingai. Kada jau būsit vyras ir žmona, jūs pašaukti ne dykumoje gyventi, o Edeno sode. Pirmoji šeima buvo ten apgyvendinta
ir tai buvo Dievo norėta. Kas nutinka, kad mums reikia dykumos? Atsakymas labai paprastas. Mes prisirišame prie Egipto puodų. Mes nusidedam. Mes atsisakom laisvės ir laimės. Sugriūna tas ryšys su dangum ir su kitu. Tada, ką reikia daryti, jau tada reikia eiti į dykumą. Reikia išeiti į dykumą, kad galėtum pasiekti rojų, kad galėtum pasiekti pažado žemę. Bet čia užduokim klausimą patys savo. Ar iš tikro aš esu nelaisvas ir ar aš iš tikro esu nusidėjęs? Ir šitą klausimą aš uždaviau sužadėtiniam, kuriem vedu kursus. Ir vienas žmogus pakėlė ranką, sako, aš esu be nuodėmių. Vieną žmogų per visą savo gyvenimą esu sutikęs. Aišku, paskui pradedi kalbėti, supranti, kad mato vienetai netitinka. Su kuo tu lygini? Ne? Bet iš tikrųjų, ar mes esam nusidėję, mums atsako mano mylima knyga. Tai Biblija, šventasis raštas. Laiške Romiečiams Paulius sako, todėl, kai per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis pasiekė visus žmonės, nes visi nusidėjo. Pasirodo, visi esam nusidėję, nes turime Adomo geną, Adomo rievos geną, maištininko. Prieš tą, kuris nori mums laisvės, mes sakom ne. Kągi mums tie Egipto puodai padaro? Ką padaro ta nuodėmė? Tiek man, tiek ir mūsų santykiam. Nes jeigu žvelgtume į pradžios knygą, mes matytum, kad santykis griuvo ir su Ieva, ir su Dievu. Ir su Adomu, ir su Dievu. Taigi pirmasis dalykas, ką padaro mums nuodėmė mūsų gyvenime ir mūsų santykiuose, tai suteršia. Mes tampame purvini. Pranašas Izaijas sako, mes visi esame kaip nešvarūs skarmalai. Mūsų teisumas, sako, tai yra purvini skarmalai. Kartais gali mums atrodyti, kad mes labai šaunūs, žiūrint, su kuo mes lyginamės. Bet Dievo akyse, kada mes nusidedam, mes tampame purvini. Iš tikrųjų, jeigu esam sąžiningi ir patys pastebėm, kad tikrai kažkas negerai, aš tapau purvinas. Antrasis didesnis dalykas, tai nuodėmė mus ir sužeidžia. Vėl tas pats pranašas Izaijas sako, kad net labai stipriai sergame. Sako, nuo kojų pėdų iki viršugalvio nėra nieko sveiko. Pasirodo, turim problemų, esame sergantis. Ir čia galim savo aplinkoje pažiūrėti, tikriausiai ir jūs, ir aš matęs, kai ta liga, kuri iš pradžių būna vidinė, išeina į išorę. Mano aplinkoje, mano artimas žmogus buvo alkoholikas. Ir tas žmogus, kada pradėjo gerti, juk netrodė alkoholikas, bet laikui bėgant taip atsitiko. Ir tada išorė net susirgo. Taigi nuodėmė tikrai mus padaro nesveikus, ligotus. Dar baisiau, nuodėmė mus pavergia. Jėzus Kristus Jono Evangelijoje sako, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Ir čia labai svarbu ir santuokoje, bendrystėje, pastebėti mūsų priklausomybės. Mes, žinot, turim tokių posakių, kad nuodėmė lyg tai saldi, nieko nesaldi, arba labai trumpai saldi. Turi gerą bičiulį, draugą, kuris turi priklausomybę lošimam. Tiesiog jis nenori žaisti, bet nesugeba nežaisti. Jisai tiesiog įplėšo. Čia galiu pasidžiaugti, kad jam žmona padeda. Bet jis tokią vergystę jaučia. Nors kažkada buvo saldu, bet šiandien dienai jam tapo labai kartu. Ir ketvirtasis dalykas, ką padaro mums tie Egipto puodai, nuodėmės ir prisirišimai,
mus atskiria, mums atneša mirtį. Nuodėmė tai yra lyg žirklės, kurios nukerpa gyvą gėlę. Aišku, kad gėlė iš karto nemiršta, bet laikui bėgant tikrai jinai mirs, nuvys. Laiške Romiečiams Paulius sako, atpildas už nuodėmę mirtis. Taigi nuodėmė yra lyg tos žirklės, kurios nukerpa mano santykį su Dievu ir su kitu. Numarina mano santykius su tavim ir su Dievu. Čia yra bloga žinia, bet Dievas nuostabus, kad mūsų nepalieka. Nepalieka Egipte ir pakviečia keliauti su juo pasitikėti. Taigi, kas mane gali išlaisvinti, išvesti iš Egipto? Aišku, atsakymas būtų labai paprastas, tiesiog Jėzus Kristus. Jono Evangelijoje pas Jėzus sako, iš mirties yra perėję į gyvenimą. Bet įmanoma perėti į gyvenimą tik per Jėzų Kristų. Apaštalas Petras pirmajam savo laiške sako, jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio, kad mirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jo žaizdomis jūs buvote išgydyti. Ne mano, ne kito. Jėzaus žaizdomis buvom išgydyti. Tiek mano santykis su kitu žmogum, tiek su Dievu. Aš esu pagydytas tik per Jėzų. Aš pats nepajėgus. Kaip jau ir minėjau, labai myliu Bibliją. Gal jūs tikriausiai žinot, kad Biblijoje yra svarbiausia eilutė Jono 3,16 apie Dievo meilę. Bet Biblijoje yra ir svarbiausias žodis. Ištartas Jėzaus dėl kiekvieno iš mūsų. Ta žodis yra Jono Evangelijoje užrašytas, kada Jėzus miršta. Ir ištarė jisai paskutinį žodį – atlikta. Kitaip sakant, sumokėta. Aš, Tėve, įvykdžiau tavo valią. Tu norėjai, kad aš išgelbėtų žmogų, kad aš atstatyčiau santykius, kad aš žmogų nuvešiu į pažado žemę. Aš tą padariau. Mums gyvenant demokratijoje gal sunku ir suvokti, bet tuo metu buvo labai lengva suvokti, matant vergus. Atlikta tai sumokėta. Tu buvai vergas, bet mano dėka labai brangiai aš sumokėjau už tave. Tu esi laisvas. Viena dar mintis apie vidurinį kryžių. Žinom, kad Golgotos kalne stovėjo ne vienas Jėzaus kryžius, o 3. Kairieji nusikaltėlis, dešiniai nusikaltėlis, o per vidurį Jėzaus kryžius. Jeigu jūs skaitėte šventąjį raštą nuosekliai, jūs turėt pastebėti, kad vidurinis kryžius buvo skirtas ne Jėzui, barbarui. Buvo skirtas kitam. Ir tas barbaras esu ir aš. Tas, kuris vertas mirties. Tik Jėzaus dėka tampu laisvas ir tampu išlaisvintas iš kryžiaus. Bet ką aš galiu padaryti? Ką aš kaip žmogus galiu padaryti? Jėzus sako, ateikite pas mane. Tai pirmiausia, reikėtų ateiti pas Jėzų. Kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Taigi pirmiausia, ateiti pas Jėzų. Kaip popiežius Pranciškus sako, kad apsispręskite palikti vergystės pančius. Tokį įvaizdį visai neseniai skaičiau, labai man patiko, ką Jėzus padarė ir ką aš galiu iš jo, tai ką padarė, turėti kokią naudą. Žinot, papulti į dangų aš galiu vienu būdu – sėsti į lėktuvą ir nuskristi. Bet dabar atėjęs aš prie vartų, ko aš manęs paprašys? Bilieto. Ir yra problema, kad aš neturiu tokių lėšų bilietų įsigyti. Yra vienas asmuo, kuris tą gali padaryti. Ir tai yra Jėzus Kristus.
Jisai vienintelis gali man nupirkti bilietą į laisvę, į dangų ir laimę. Psalmininkas Dovydas sako apie mūsų kainą. Sako, didelė kaina už sielos išpirkimą tiek niekas neturės, kad galėtum amžinai gyventi ir nematytum sugedimo. Taigi aš nepajėgus, bet jis pajėgus. Jisai gali nupirkti kainą. Bet žiūrėkit, brangieji, man Jėzus paduoda bilietą. Aš galiu jį paimti ir dabar pasirinkimas. Galiu palydoviai parodyti ir jinai mane įleis į lėktuvą. Arba galiu paimti ir suplėšyti. Aš jums kalbu, čia atrodo viskas aišku. Ar žinot, kad procentaliai yra didžiulis skaičius, kurie suplėšo, neima bilieto. Sako, aš pats. Ir bloga žinia, kad aš pats nelabai ką galiu. Laiške Efeziečiams Paulius sako, nes jūs esate išgelbėti malonę, per tikėjimą ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Aš pats negaliu, bet Dievas iš meilės man gali dovanoti laisvę. Ką reiškia malonė? Tai, ko aš neusitarnavau ir gavau. Mums žmonėms gana sunku tai suvokti, bet tokį įvaizdį truputį vis tiek pasakysiu iš savo šeimos gyvenimo. Jeigu jau taip suprato, tikriausiai, tai aš labai myliu savo dukrytę Austėją. Labai. Ir jinai, o nors vis paprašo pas mane, paprastai žino, kad gaus. Pas Astą, jeigu eitų, tikriausiai negautų kai kurių dalykų, pas mane dažniau gauna. Čia vienais metais, sako, man reikia iPhone'o, teisingai gal pasakiau, ausinių. Ir aš jį padovanoju. Bet žiūrėkit, jinai yra gera mergaitė. O Jėzus numirė už mane ant kryžiaus tada, kai aš buvau blogas berniukas. Tai yra didžiulis stebuklas, didžiulė Dievo meilė. Meilė, kuri veda į pažado žemę. Man belieka tai priimti. Teologas Railis sako, brangieji, ar žinot, koks atstumas yra iki dangaus? Ką reikia padaryti, kad dangų pasiektų? Ir atsako, žodelis, tikiu. Tiek nedaug, patikėti. Kuo patikėti? Patikėti Dievo meilę, patikėti Jėzumi Kristumi. Nes Dievo meilė turi vardą, tai yra Jėzus Kristus. Taigi, brangieji, sužadėtiniai, brangiosios šeimos ir visi čia esantys, tiek savo, tiek jum noriu palinkėti. Taigi, leiskimės į dykumos kelią, kuris veda į pažado žemę, keliu, kuris yra Jėzus Kristus. Jėzus Jono Evangelijoje 14 skyriui 6 eilutėje sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas ir nėra kito kelio eiti pas tėvą, kaip tik per mane. Taigi drąsos keliauti kartu su Jėzumi link pažado žemės. Amen.